iš viso kaip namuose. Pasileidau laidą Gamtininkų užrašai, kurie rodo sekmadieniais per LRT. Pakartojimą čia. Turėsim pusryčių. Super, puikiai nuteikė naujai dienai. Ir visus drabužius įsidžiausiu, viską. Tai būsiu sausas prieš ateinantį vakarą. Labai smagu. Jo, dėl to nuotaika tikrai pakilesnė darosi. Sutikdavau tiek Vilnelėje, tiek pačioje Neryje. Ir net labai anksti. Kartais. Jau yra netgi taip, kad gaminuosi ir pietus čia pat. Suvalgiau pusryčius, tada video sumontavau. Dar šiek tiek darbelių buvo, drabužius aptvarkyti, reikėjo dviratį truputį pataisyti. Tai vat ir atėjo laikas pietus pasigaminti. Oras, kaip atrodo, ir gerėja, nors ten ir laikos apsiniaukia. Pasimatė kalnai, iš kokių vakar atvykau. Tai vakar jie pasislėpė, visi buvo debesyse. Šiandien va gražiau. Nu tikiuosi nelys, bet kažkas ten vyksta jau, atrodo lyja. Nu tikiuosi ne. Labai tikiuosi, laikau pirštus sukryžiavęs. Bet ir gražios uolos čia, kai atsivėrė, kai nėra debesų viršuje, tai iš tiesų tokios gražios. Iki pusės, daugiau negu iki pusės, netgi debesim užeina, kai būna lietus, kaip vakar buvo. Tai paskutiniais vaizdais tokiais pasimėgauju. Lipsim paskui į kalną, į tą slėnį važiuosim tiesiai. Lauks peraukštėjimo šiek tiek, bet ne per daugiausiai. Važiavau. Prisiminiau, dantų neišsivaliau, tai higiena svarbiausia. Išsivalom ir tada į kelią. Tik ką lietuvių sutikau, stovėjo su kemperiu, keltų laukiam, tai pakalbino mane. Kokių 10 minučių pakalbėjom, kaip sekasi, kaip einasi. Na ir aš judu toliau. O, kokia daili avytė. Tikras aviukas šonas. Už 20 nuvažiuotų kilometrų pasidariau pertraukėlę. Suvariau grūdėtos varškės vieną, duonos truputėlį. Nemažai čia nupigintų radau duoną už mažiau nei už eurą, 10 kronų. Šitas irgi su nuolaida, bet jis kainavo atrodo 2 eurai. Nu ir šitas apie eurą. Tai visai pigiai čia išėjo. Nu, lietuviškom kainom gal ir nėra pigiai, bet norvegiškom visai pigiai. Cukraus paėmiau porą gabaliukų ir važiuojam toliau keltą. Turim 4 kilometrus belikusius iki kelto ir Bergenas visai šalia. Kaip esu minėjęs, dar galvoju, ar užsukti ar ne. Tai taip, kaip dažniausiai ir būna, aš atvažiuoju, keltas išplaukia. Ką jau padarysi. Yra va palaukimo salytė, eisiu čia, pailsėt sau. Va, šitas išplaukė 17,5. Eik tu savo, už valandos keltas. No! Eik tu savo, už valandos keltas. O aš pavėlavau kokias 10 minučių. Nu, kokios 5 minutės. Oh, no.
Nu, ilsėsimės, priverstinis poilsis bus. Kaip priklauso, jeigu tik yra laisvas momentas, viską džiaunam. Šį kartą tik palapinę, nes ryte įsidžioviau jau savo kitus reikalus, miegmaišį ir kilimėlį. Tai už pusvalandžio keltas turėtų būti. Ir kai nuplauksim į kitą pusę, dar šiandienos tikslas bus aplankyti vakariausią Norvegijos žemyninės dalies tašką. Jis vadinasi Vardetanen, kažkaip taip. Tai nedaug bus likę man pavažiuoti. Ir ten toks kaip ir žygis turėtų būti, bet pabandysiu gal per tą kelią su dviračiu važiuoti. Tai sutaupysiu laiko. Keltas apie 20 minučių. Vakariausias Norvegijos žemyninės dalies taškas pasiektas. Štai čia toliau eina tik salos. Aišku, dar eina į vakarus, bet jeigu žvelgiant į žemyninę dalį, tai čia pati vakariausia dalis. Štai, you are now standing on the westernmost point of mainland Norway. Vardetanen. Auksinė valanda. Mėgaujuosi vaizdais čia savo. Labai gražu, labai ramu. Uodų nėra, lietaus irgi. Tai ramu. Gerai, kad sugalvojau paimti dar pupelių. Kai buvau čia užsukęs pailsėti pirmų 20 km. Kažkaip tokia mintis toptelėjo. O gal paimsiu, vis dėlto kaip ir nieko kaip ir neturiu. Gal prireiks. Nu ir iš tiesų prireikia, nes nedavažiavau iki parduotuvės. Man iki jos dar 6 km, bet jau pradėjo tempti, vėlų darytis, tai galvoju, yra pavalgyti, yra pupelių, stoju čia. Tai va, turim vakarienę, pusryčių nežinau, gal darysiu košę, gal ne. Ten kažkiek yra dujų, bet ten atrodo purptels tos dujos ir pasibaigs, nieko ten per daug nebus. Tik į Bergeno arti 70 km lieka, bet gal nevažiuosiu, nes rytoj pabandysiu parodyti žemėlapį, nepamiršiu. Man paskui, jeigu iki Bergeno nuvažiuoju, man paskui labai didelis lankstas gaunasi. Nu, žodžiu, rytoj parodysiu jau kaip ten gaunasi man, nelabai man pakeliu jisai. Nemažai aplankyta šiandieną. Nu gerai, nemažai tai vienas dalykas. Vakariausias Norvegijos taškas, bet keliai visai gražus buvo. Nebuvo per daug įkalnių, bet nusileidimų buvo. Visai patiko diena graži. Vėsoka šiek tiek. Lietaus nebuvo. Na ir sausas einu miegoti. Tai viskas. Iki rytojaus. Ate.